Iranas ką tik sužinojo pačiu blogiausiu būdu, kad ateina laikas, kai tenka susimokėti už viską. Trumpas ką tik atvėrė pragaro vartus Irano režimui. Žinote tą posakį, kas sėja vėją, tas pjauna audrą. Pois bem, o regime iraniano semeou por meses, e a tempestade que ele colheu nos últimos dias foi quando o Irã resolveu disparar um míssil contra o Kuwait, país vizinho, pacífico, que não tinha entrado em guerra nenhuma. Pagalvokite apie tai. Paprasti žmonės miega, nedalyvauja jokiuose konfliktuose, bet tampa taikiniais. Ir beveik tuo pačiu metu režimas paleido atakos dronus prieš Amerikos pajėgas Hormūzo sąsiauryje. Hormuz. Kadangi tai yra jūrų koridorius, kuriuo keliauja didelė dalis viso pasaulio naftos, jei jis užsidaro, tai pajunta visas pasaulis. Kuro kainos šauna į viršų visur. Tada Trumpas sureagavo ir niekiek neatsitraukė. Per kelias valandas Irano režimas suprato, kad nuėjo per toli. Bet žiūrėk, Iranas nepaleido tos raketos šiaip sau. Tas išpuolis buvo rizikingas išskaičiavimas. Ir būtent tas statymas atsisuko prieš juos, ar ne? Nes Trumpo atsakymas atėjo ne tik iš oro. Jis atėjo 3 keliais vienu metu. Ir vienas iš jų smogė režimui į vietą, kuris skauda daug labiau nei bet kokia bomba. Kad suprastume šį statymą, turime šiek tiek grįžti atgal. Jau mėnesius Iranas ir vakarai gyvena kare, kuris niekada iš tikrųjų neatvėso. Taip, buvo paliaubos, bet jos buvo trapios. Šiūtas plona siūlė ir beveik kiekvieną savaitę jos būdavo nutraukiamos iš vienos ar kitos pusės. Ir būtent per šias silpnas paliaubas režimas atliko savo skaičiavimus. Iranas tikėjosi, kad gali provokuoti ir nemokėti už tai kainos. Jie tikėjosi, kad Jungtinės valstijos, užsiėmusios bandydamos sudaryti susitarimą, nurytų dar vieną provokaciją vien tam, kad nesibaigtų paliaubos. Režimas supainiojo kantrybę su silpnumu. Ir čia kyla klausimas, dėl kurio verta žiūrėti visą šį vaizdo įrašą. Ką Iranas manė laimėsiantis dėl to? Nes tai, ką jis gavo, buvo visiškai priešinga nei tikėjosi. Tačiau pirmasis šio statymo šūvis pataikė ten, kur niekas nesitikėjo. Raketa skrenda per dangų Kuveito link. Pagalvok apie tai, kokio tai masto. Kuveitas nekariavo su Iranu. Jis nevadovavo jokiai atakai. Jis nevadovavo jokiai operacijai prieš režimą. Tai maža šalis, kurioje gyvena paprasti žmonės, kurie tiesiog norėjo likti nuošalyje nuo šio konflikto. Ir vis tiek tapo taikiniu. Kuveito gynyba sugebėjo numušti raketą, kol ji nesukėlė tragedijos. Ir niekas nežuvo. Tačiau žinutė jau buvo perduota. Kai režimas šaudo į kaimyną, kuris jam nieko blogo nepadarė, jis parodo savo tikruosius ketinimus. Tai nebuvo karo nelaimingas atsitikimas, tai buvo pasirinkimas. Ir visas Persijos įlankos regionas suprato šią žinią. Kuveitas, Kataras, Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Vienas po kito regiono šalys pasmerkė ataką, nes visi jie pažvelgė į tą raketą ir pagalvojo tą patį. Rytoj tai gali būti mano miestas. Tačiau kai Kuveitas skubėjo perimti, danguje virš įlankos jau tvyrojo kita grėsmė. Dronai. Keletas jų paleistų Irano link JAV pajėgų netoli Hormūzo sąsiaurio. Ir tai nebuvo žaislai, tikrai ne. Tai buvo koviniai dronai skirti žudyti, skrendantis link bazių, kuriuose buvo tikri amerikiečių kariai. Žmonės su vardais, šeimomis, kažkas jų laukia namuose. Užteko tiems dronams prasiskverbti ir ta naktis būtų pasibaigusi karstais. Režimas manė, kad amerikiečius užklups netikėtai. Nepavyko. Jungtinių valstijų pajėgos jau buvo budrios, stebėjo kiekvieną judesį. Ir numušė dronus dar prieš jiems priartėjant prie taikinio. Tačiau atsakymas neapsiribojo vien gynyba. Amerikiečiai nuvyko iki grėsmės šaltinio ir smogė valdymo centrui pačiame Irane, iš kur buvo koordinuojami paleidimai. Ir žinutė buvo tokia aiški, kaip ir griežta. Kiekvienas pakilęs dronas bus pastebėtas, bus sekamas ir bus numuštas. Ir tas, kuris spaudžia mygtuką, taip pat yra taikiklyje. Tai buvo pirmasis frontas – oro frontas. Kieta, matoma, iškart. Tačiau numušti droną buvo mažiausia problema. Smūgis, kuris iš tikrųjų sukrėtė režimą, buvo visiškai tylus.
kol raketos ir dronai užėmė pirmuosius laikraščių puslapius, Jungtinės valstijos nusitaikė ten, kur skauda labiausiai. Į pinigus. JAV iždo departamentas įtraukė į sankcijų sąrašą struktūrą, kurią pats Iranas buvo sukūręs, kad uždirbtų iš Hormūzo sąsiaurio. Tai buvo priverstinis mokestis. Kitaip tariant, režimas iš laivų imdavo mokestį už leidimą jiems praplaukti. Amerikiečiai nustatė, kad ši reketavimo schema susijusi su revoliucinė gvardija, kuri yra galingiausias režimo ginkluotas padalinys, ir ją užgniaužė. Bankai, draudimo bendrovės, laivybos įmonės. Visi buvo perspėti, nuo šiol mokėti Iranui duoklę reikš amerikiečių bausmę. Ir čia slypi tikroji žala. Nes tokie režimai kaip Irano veikia tik dėl vieno dalyko – pinigai. Pinigai skirti mokėti milicijai. Pinigai sąjungininkui finansuoti. Pinigai skirti išlaikyti mechanizmą, kuri palaiko režimą tiek šalies viduje, tiek už jos ribų. Žiūrėk, tu gali numušti droną, jis pastatys kitą. Bet kai nukerti pinigus, visa sistema pradeda strigti. Milicija reikalauja atlygio, vadas reikalauja išteklių, laivas vengia rizikos, įmonė dingsta. Raketa sunaikina pastatą. Bet gerai pritaikyta sankcija sunaikina režimo gebėjimą tęsti kovą. Pagalvok kartu su manimi, karą laimi ne generolas. Tai tas, kuris moka generolui atlyginimą. Jei atimi atlyginimą, visa armija pradeda irti iš vidaus. Čia slypi labai sena logika. Tas, kuris pasikliauja grėsme, kad gautų ko nori, anksčiau ar vėliau supranta, jog grėsmė atsisuka prieš jį patį. Todėl būtent šis tylusis frontas smogė skaudžiausiai. Ir tai nesustojo ties pinigais. Tuo pačiu metu, daugiau nei už 1000 kilometrų režimo tinklas buvo medžiojamas kitoje šalyje. Libane Izraelio aviacija smogė pastatui pietinėme Beiruto rajone, teritorijoje žinomoje dėl ginkluotų grupuočių susijusių su Iranu buvimo. Taikinys buvo vyras, laikomas raketų struktūros susijusios su revoliucinė gvardija vadovu, ta pačia sistema, kuris skleidžia režimo galią už jo sienų. Izraelis nelaukia naujos raketų lietaus bangos, kad imtųsi veiksmų. Jie nustatė vadovavimo grandinę ir smogė pirmi. Pažvelkime į visą paveikslą. Iranas bandė atidaryti 3 frontus vienu metu, manydamas, kad taip atitrauks visų dėmesį ir liks nenubaustas. Šaudė į kaimyną, paleido dronus prieš amerikiečius, palaikė savo raketų tinklą Libane. Ir kiekviename iš šių frontų jis sulaukė atsako. Ore buvo perimtas. Savo teritorijoje buvo užpultas, per kišenę buvo smaugiamas. O savo tinkle, ten lauke, buvo medžiojamas. Lažybos, kad niekas nedrįs reaguoti, žlugo per kelias valandas. Tačiau šioje istorijoje yra paskutinis elementas. Ir būtent jis labiausiai erzina režimą. Nes visas šis spaudimas nebuvo veltui. Ji turėjo labai aiškų tikslą. Viso to viduryje buvo kuriamas derybų stalas. Ir Iranas norėjo prie jo prieiti išdidžiai. Keldamas reikalavimus, prašydamas palengvinimo, prašydamas pinigų. Tačiau kiekvienas numuštas dronas, kiekviena sankcija, kiekvienas smūgis jų tinklui pakeitė, kas vadovauja prie šio stalo. Tiesa ta, kad Iranas norėjo derėtis kaip lygus su lygiu. Ir suprato, kad nėra tokioje padėtyje, kad galėtų tai padaryti. Tai yra didelis skirtumas. Tas, kuris prie stalo ateina po to, kai išprovokavo ir gavo atgal, nediktuoja jokių sąlygų. Jis tik bando sumažinti savo nuostolių dydį. Ir būtent todėl tas senas posakis vis dar galioja, kas sėja vėją, tas pjauna audrą. Iranas mėnesius sėjo grėsmę, baimę ir provokacijas, galvodamas, kad derliaus metas niekada neateis. Tačiau jis atėjo. Režimas norėjo parodyti visą savo galią, tačiau jis parodė tik savo ribas. Tačiau ši istorija dar nesibaigė. Ir čia įsijungi tu. Po tokio atsako, ar manai, kad Iranas atsitrauks? Ar vis dar bandys smogti atgal? Palik savo nuomonę komentaruose. Nes aš perskaitau kiekvieną. Jei šis vaizdo įrašas tau padėjo suprasti, kas iš tikrųjų vyksta, paspausk patinka, pasidalink su tuo, kam tai gali būti naudinga ir užsiprenumeruok kanalą, kad nepraleistum kitų analizių. Susitiksime kitame vaizdo įraše.